Linas Kleiza prasižengia 4. kartą. Nelabai nori rungtynių arbitrai šiandien leisti stumdytis. Ir nelabai toks jų požiūris patinka Linui Kleizai, tačiau ko gero galbūt geriau pajausti štai tokius teisėjavimo niuansus draugiškose rungtynėse nei Europos čempionate. Kur neleidžia, tai neleidžia. Pavojingas buvo tas perdavimas Krzyštofui Lavrinovičiui. Gerai, kad varžovas truputėlį suvėlavo. Tiesa, pataikyti nepavyksta. Ir reikėtų sėkmingai sužaisti tą likusią atkarpą, nes šiose rungtynėse kol kas tiek pirmojo, tiek antrojo kėlinio pabaigas lietuviai tarsi paleisdavo. Iš savo rankų leisdavo varžovams sėkmingai užbaiginėti savo atakas ir mažinti skirtumą, kuris dabar yra išaugęs iki 13 taškų. Ir tai reiškia, jog Lietuvos rinktinė dominavo bent jau iki štai šios akimirkos trečiajame kėlinyje, tačiau jis dar nesibaigė. Kelis Makartis pataiko vieną baudos metimą. Ir čia vėl transliacijos režisieriai gaudo mums tuos vaizdus, kuriuose rungtynių arbitrai fiksuoja pražangas. Iki 11 taškų mažina Lietuvos rinktinės pranašumą Kelis Makartis. Maždaug pusantros minutės iki kėlinio pabaigos. Jomantas. Krzyštofas Lavrinovičius. Vėl Jomantui, šis Marijonui. Ir Artūro Jomanto metimas iš vidutinio nuotolio. Drąsiai ir iki galo žaidžia Artūras Jomantas. Pirmieji jo taškai šiandien 56-43. Ir vėl pražanga. Na, ta aktyvi lietuvių gynyba trečiajame kėlinyje dabar atsisuka antruoju galu. Girdėjote, ką sakė Ramūnas Butotas. Niekur skubėti nereikia, žaidžiame ilgą ataką ir Marijonas turėtų būti tos atakos smaigalyje. Na žinoma, po to viskas jau išsisprendžia pagal situaciją, ar reikia ar ne atmesti kamuolį atgal. Bet kuriuo atveju štai tie baudų metimai nėra pati geriausia išeitis. Tos pražangos prieš Rusijos komandą nėra pati geriausia išeitis, dėl to, kad rusai žymiai sunkiau renka taškus iš žaidimo. Tuo tarpu baudas visas be klaidų meta Kelis Makartis ir dabar prideda dar 2. Užspaudžia ir pristabdo Artūro Jomantą Rusijos krepšininkai, šiaip ne taip. Pavyksta persivaryti ir permesti kamuolį į varžovo aikštės pusę. Štai čia ilga ataka ir Marijonas jos smaigalyje. Viskas pagal planą ir viskas tiksliai. Marijonas Petravičius pelno 2 taškus, 58-45. Pataiko Vitalijus Frizonas, o po to pražanga Timofėjui Mazgovui. Ir Lietuvos komanda mes 2 baudos metimus. Marijonas Petravičius kol kas yra pelnęs 5 taškus šios dienos rungtynėse. Ir taip kaip ir Robertas Jevtokas yra žymiai aktyvesnis antroje mačo pusėje nei per tuos pirmus 2 kėlinius. Sumetė baudos metimus Marijonas Petravičius ir štai toks ilgas perdavimas į priekį. Ir puikiai žaidžia Marijonas Petravičius, priversdamas Antoną Pankrošovo tiesiog suklysti. Be reikalo dabar skeričiojasi Rusijos rinktinės ir Maskvos CSKA komandos gynėjas. Pats atsitrenkė į Marijoną Petravičių ir pats ir prarado tą kamuolį. Lietuvos rinktinės persvara rekordinė ir galima rekordą pagerinti štai šios atakos metu. Ta ir padaro
Krzyštofas Lavrinovičius 2 taškai ir 62-45. Paskutinės trečiojo ketvirčio sekundės tiksi dabar Pankrašovas prieš Artūrą Jomantą. Ir štai taip. Nepavyksta apsiginti. Viską idealiai padarė Pankrašovas. Gražiai viską užbaigė Timofėjus Mozgovas, tačiau mūsų kėlinys buvo vis tiek geresnis. Netrukus ketvirtasis. Reakcija iš Graikijos ir po 3 kėlinių nuotaika tikrai nebloga dėl to, kad tas trečiasis kėlinys iš tikrųjų buvo įspūdingas. Galima, aišku, kabinėtis prie niuansų ir įvairiausių detalių, tačiau ko norėti, kai komanda per vieną kėlinį įmeta 26 taškus ir varžovams leidžia įmesti 13, tai yra per pusę mažiau. Jeigu visada žaistumėm taip, galima būtų, ko gero, kalbėti apie didelius tikslus. Na, žinoma, rusai galbūt toli nuo savo optimalios sportinės formos, tačiau lygiai taip pat ir mes. Ir ne mūsų problema yra ta, kad rusai šiandien pataikė tik 2 taškus iš 15. Mes pataikėm 6 iš 13, tačiau trečiajame kėlinyje viskas buvo žymiai geriau. Ir kova dėl atšokusių kamuolių pagerėjo ir gynyba buvo sunkiai įveikiama Rusijos krepšininkams. Jeigu ne tas didelis pražangų skaičius, ko gero tas 13 taškų skaičius galėjo į mūsų krepšį būti ir dar mažesnis. Ir dar vienas dalykas. Per trečiąjį kėlinį Lietuvos komanda padarė tik tai 2 klaidas. Ir iš karto čia rezultatas 62-47. Rezultatyviausias Lietuvos rinktinėje yra Krzyštofas Lavrinovičius 16 taškų. 10 yra įmetęs Darijušas Lavrinovičius, kuris ko gero turės progą pasireikšti visą šį ketvirtąjį kėlinį. Taip, šiandieną su broliais elgėsi Ramūnas Butautas. Vienam pirmas, kitam antras kėlinys ir slysteli Artūras Jomantas. Pražangos nebuvo, tiesiog taip paslydo čia. 9 taškus yra įmetęs Linas Kleiza, po 7 įmetė Marijonas Petravičius ir Robertas Jevtokas. Abu ėmėsi darbo trečiajame rungtynių kėlinyje. Simas Jasaitis, Artūras Jomantas, Darijušas Lavrinovičius, Jonas Mačiulis ir Marijonas Petravičius. Toks Lietuvos komandos penketas. Monė į baudos aikštelę per Marijoną Petravičių ir įveikti Marijono gynybos nepavyksta. Tačiau štai čia neapdairiai sužaistas epizodas ir kamuolys prarastas. Kamuolys, kuris buvo jau atkovotas. Nikita Kurbanovas, toks iš tikrųjų labai pastebimas krepšininkas šios dienos rungtynėse, nedaug žaidžia, tačiau beveik nedaro klaidų ir labai greitas ir išnaudoja praktiškai visas progas. Ir dabar pats pasiprašė kamuolį, kaip sako krepšininkai, tokiose situacijose gavo jį ir pelnė 2 taškus. Koja liestas kamuolys, naujos 24 sekundės Lietuvos komandos atakai. Nepavyko prakišti kamuolio Jonui Mačiuliui. Artūras Jomantas ko gero metė kamuolį jau paskutinę, 5 sekundę. Mačiulis, Simas Jasaitis. Simo metimas netaiklus, pats atkovojo kamuolį ir grąžina jį Jonui Mačiuliui. Marijonas Petravičius. Kol kas ta taktika, kada kamuolys yra atiduodamas Marijonui Petravičiui į baudos aikštelę, veikia visų 100%. Dar nebuvo nuo trečiojo kėlinio pabaigos epizodo, kada rusai sugebėtų apsiginti neprasižengdami tokiose situacijose arba sugebėtų sustabdyti tiesiog Marijoną Petravičių. Taiklus Marijono metimas, 8 taškus šiandien pelnė Lietuvos rinktinės vidurio puolėjas ir Lietuvos komanda. Pirmauja ir turi 15 taškų persvarą. Ir visas galimybės, žinoma, laimėti šios dienos rungtynės. Tai yra pirmoji akistata su rusais, bet ne paskutinė pasirengimo cikle.
Antrasis mačas turėtų jums patikti dar labiau dėl to, kad salė, kuriame jis bus žaidžiamas, bus pilna.